Taip celiulitas įsprogs, raumenys išplerso, pilvai apdripsa, ne treneriuks? Dėl stangaraus užpakaliuko, bet gražaus pilvo preso. Pirmiausia, stop visi cepelinai, hamburgeriai ir lašiniai. Į šalį alus, šampanas ir imam į rankas svarmenis ir kilnojam ir dirbam. Merginos kartu su dideliais ir raumeningais vyrais beveik kasdien lanko treniruoklių salę, kur stangrina visas kūno dalis. Gražuolė sako, kad štangas kilnoti joms daug maloniau nei užsiimti kažkokią aerobika. Man kažkaip irgi aerobikos sporto salė, tai nežinau, nelabai prie širdies. Ten tas toks aktyvesnis judėjimas man, bet kitom merginom nepatinka, sako, tai treniruoklio, man kažkaip priešingai. Turbūt 90% kam nepatinka treniruoklių saliai, o mes tarp tų 10. Ir čia svarbiausia, kaip tik ateinant, tai tų mergaičių labai mažai būna, daugiausiai būna visa ta vyriška auditorija ir mes tokios abi dviesi ten sportuojam vargšės mergaitės. Ne vargšės, o būsimos bikini fitness varžybų čempionės. Bandysim pasiruošti balandžio mėnesio varžybom, bet jeigu nepavyks, tai galbūt vasarą ir rudenį žiūrėsim iš tikrųjų pagal kaip viskas, kaip vystysis raumenukai augs ir taip toliau, kiek darbo įdėsiu. Ar nenuleisiu rankų, tai bet tikiuosi viskas bus gerai. Na, aš kažkaip dar nebūčiau tokia drąsi šituo klausimu, nes labai daug ir sveikatos atima tokie dalykai. Taip atrodo, kad gal ten iš tikrųjų nėra taip ir sudėtinga, bet iš tikrųjų labai daug ir prakaito išliejam, ir vargų, ir ta mityba tokia. Tai dar klausimas, kaip bus. Jo, iš tikrųjų negalim taip jau drąsiai teikti. Nu nereikia čia kuklintis, panaudosit sceninį žavesį.